dėl Dievo gailestingumo. Viešpatie, išgirsk mano maldą. Klausykis mano maldavimo, nes esi teisus. Išklausyk manęs, nes esi ištikimas. Neteisk savo tarno, nes prieš tave joks kūrinys nėra teisus. Salmino 143 eilutė nuo 1 iki 2 eilutės. Karalius Dovydas turėjo daug problemų ir priešų. Jis ieškojo Dievo ir gyveno su juo. Jis aukštino ne savo teisumą, bet rėmėsi Dievo malonę ir ištikimybę. Ir buvo tuo visiškai tikras. Niekas, kas gyvas, nėra be nuodėmės. Jei Dievas turėtų padėti, tai tik dėl savo malonės, gailestingumo ir ištikimybės, ne dėl mano didybės ir teisumo. Ir kągi aš galėčiau parodyti, kuo pasigirti? Griežtą piligrimystę, pasninkavimą, ilgomis maldomis. Visa tai neturi prieš Dievą jokio svorio. Ir jis nenori nurodymų, kaip turėtų mums padėti. Jis nori neveikti pagal mūsų nurodymus, bet atvirkščiai. Mes turime jam save pakviesti ir laukti jo išeities. Tai yra nuolankumas. Prieš Dievą prašau, tu nuspręsk. Patikiu save tau. Nepaisant, kas vyks ar atsitiks, esu tavo rankose. Dievas yra ištikimas. Jis žvelgia į širdį. Aš prisirišusi prie jo. Jis nepalieka savo vaikų, kurie kabinasi į bėdoje. Jis yra tėvas, kuris rūpina savo vaikų visuomenės smulkmenomis bei dideliais reikalais. Kartais jis mums patikė ir kentėjimus, bet tuomet jis yra su mumis ir ištikimai eina šalia. Net jei jis mus pakvies pas save, lydėtų mus ir pervestų. Mirtis nebekelia mums baimės, kai esame Viešpaties artume. Jis nušviečia mano kelią kaip šviesa ryte. Išausta nauja diena jo šlovėje. Mirtie, kur tavo gelonės? Jėzus nugalėjo mirtį. Dėkoju, Tėve, kad galiu pavesti savo tobuliai tau. Net jei priešas rumuoja ir siautėja, tu jam nubrėži ribas. Kiekvienam reikale tavo žodis paskutinis. Tu esi Viešpats, kuris mane myli ir per viską perneša. Kabinuosi į tave, tu nepaliksi manęs bėdoje. Amen.